Štai tokiomis Brano miestelio be šaligatvių gatvėmis mes patraukėme link Drakulos pilies. Kviečiame ir jūs kartu su mumis aplankyti Drakulos pilį. Mes pastebėjome, kad Brano miestelyje šaligatviai nutiesti tik centrinėse gatvėse, o visur aplinkui šiaip jau nėra šaligatvių. Ir netgi prie gausiai turistų lankomo naktinio klubo Las Vegas šaligatvio neradome. Na, bet nieko tokio, už poros šimtų metrų jau prasideda ir centras, kur yra ne tik prekybos vietos, bet ir šaligatviai. Netrukus nusipirkome bilietus ir kilome į kalniuką, ant kurio stovi Brano arba Drakulos pilis. Kaip jau minėjau, Drakulos pilis stovi ant kalno, todėl visą laiką kopėme ir kopėme aukštyn. Drakulos pilis yra pastatyta Karpatų kalnuose netoli Brašovo miesto. Dėl savo vidaus ir išorės dizaino ši pilis labai populiari tarp turistų. Ši pilis pavadinta Drakulo vardu dėl jos ryšio su šio vampyro mitu. Drakula buvo pagrindinis Bremo Stokerio kūrinio Drakula veikėjas. Vis dėlto nėra jokių įrodymų, kad Stokeris būtų ką nors žinojęs apie šitą pilį. Bet pilies pavadinimas gali būti susijęs su Valakijos princo Vlado Drakulos vardu, kuris, kaip spėjama, įkvėpė rašytoją sukurti garsųjį personažą. Pilyje eksponuojama baldų ir meno kūrinių kolekcija, kurią surinko Rumunijos karalienė Marija. Brano arba Drakulos pilis yra gotikinio stiliaus. Ji buvo statyta, kad galima būtų kontroliuoti svarbius kelius ir gynybai. Kažkokia menė. Biblioteka. Pirmąją medinę pilį šioje vietoje pastatė vokiečių kariai 1212 metais. Ja buvo numatyta naudoti kaip apsauginę tvirtovę prie įėjimo į kalnų slėnį. Tačiau 1242 metais pilis buvo sugriauta į Europą besiveržiančių mongolų. Miestą.
tipo čia vaidenasi šitam kambarį. Tikras vikingas ten atrodo. Drakula skrenda. Skeptras. Didžiulį medį. Rundelis geresnė. Gražiau. Ja. O kaip ilgai mes čia? Vakar atvažiavo. Vakar jo. Mes ją savaitę gyvenam, buvom prie jūsų važiavęs 2 dienas. Aha, ja. Pirmasis dokumentas, kuriame minima Brano pilis, buvo 1377 m. lapkričio 19 d. Vengrijos karaliaus Liudviko I Anžu siųstas nutarimas saksams, leidžiantis jiems statyti tvirtovę, panaudojant savo lėšas ir darbininkus. Tada buvo įkurtas ir Brano miestas. Bet koks ten miestas, miestelis, nors tada gal buvo miestas. – 1920 metais pilis tapo Rumunijos karalystės karališkąja rezidencija. Ji buvo mėgstamiausia karalienės Marijos vieta. Vėliau pilis atiteko jos dukteriai Ileanai, o 1948 metais ją užėmė komunistai ir karališka šeima buvo iškeldinta. Vėliau 2005 metais Rumunijos vyriausybė priėmė specialų įstatymą leidžiantį žmonėms atgauti iš jų neteisėtai atimtą turtą, įskaitant ir Brano pilį. Po metų pilis buvo grąžinta karališkai šeimai, princesės Ilianos sūnui ir įpėdiniui Dominikui Habsburgui. Dar po metų buvo pareikšti kaltinimai, kad pilis buvo grąžinta neteisėtai. Tačiau kaltinimai vėliau buvo atmesti. Čia vyksta koncertai. Tai va, džiaugiuosi supažindinęs jūs su šios didingos pilies istorija ir labai džiaugiuosi pats susipažinęs su šitą istoriją. Ačiū labai. O čia Brano miesto arba miestelio centras. Matot, apsiginklavęs dar Pirmo pasaulinio karo patrankomis. Ir čia yra paminklas generolui Trajan Mosjų,
kuris ėjo karo ministro pareigas per Pirmąjį pasaulinį karą ir Vengrijos-Rumunijos karą. Dar paviešėję valandėlę Brano mieste, mes išvykome į pietus.